Tautvydai, sveikinimai sugrįžus į aikštę pirmiausia, kaip sveikata, ar jau visiškai pasveikęs ir kaip sekėsi tos rungtynės? Ačiū, sveikinimus, tai sveikata lyg ir gerai viskas, bet dar kol kas taip jaučiuosi, kad kūnas grįžo atrodo, o dar pačio kol kas nėra, bet laiko dar turim, tai įsivažiuosim ir viskas bus gerai. Kiek laiko turėjai pasiruošti rungtynėms, nes iki šiol tai vis iš šalies viską stebėdavai? Taip, jeigu taip nuo traumos skaičiuojant, tai 2 mėnesius turėjau pasiruošti, bet jau su kontaktu, taip grubiai čia 2 savaitė, jeigu nesumeluosiu. Savijauta tik tai, kaip suprantu, dar, kaip sakai, galva vėlavo, tai ten turbūt iš to ir pražangos 5 ir panašiai sunku dar įsivažiuoti, ne? Kaip Macijauskas kažkada buvo sakęs, tik tai žaidėjas ir kontraktas likęs kol kas, tai dabar stengsimės viską pakeisti ir kad, sakau, jo, tos baudos irgi buvo, sakyčiau, gal iš nuovargio kažkur, nes taip gavosi irgi, kad 3 gavau vienu metu, vieną paskui kitą. Tada keitimas, išėjau vėl 2 vieną paskui kitą, tai tokios reikėtų dar ties to padirbti, išgyvendinti, bet sakau, laiko turim, kaip ir minėjau, tai manau viskas bus gerai. Kaip komanda atrodė pirmos tos sezono savaitės, žiūrint iš šalies, kaip žaidimas, kaip sekasi, kaip su nauju treneriu viskas atrodo? Viskas gerai, tik tai tiek, kad gal sunkiai, nes neturėjom dar čia, manau, ne vienų varžybų, kad būtų pilna sudėtis, tai kada visi grįž, baigsis 3-3 tie visi turnyrai, tai manau, tik tai eisim į priekį. Pačios rungtynės Garliavoje atrodo stiprus varžovai, mes irgi vėl be Aurelijaus su Marijum, pačiam pirmos rungtynės, bet iki paskutinių sekundžių turbūt nėra ko ten nusivilto pralaimėjimų, geras pakankamai mačas buvo, kaip atrodė. Tai yra ko nusivilti, visi tie pralaimėjimai nuvilintys tokie, ypač kada sprendžiasi paskutiniu tuo metimu, bet sakau, kažkur net kovotas kamuolys gal vienas, nesustabdytas jų greitas puolimas ir dėl to, manau, daėjom iki to paskutinio metimo. Ten jau loterija gaunas, arba įmesi ir išeisi nugalėti, arba pramesi ir būsi kaip mes vakar pralaimėtojo pozicijoje. Kiek jauti, kad pačiam dar reikia to laiko įsivažiuoti, kiek įsibėgėjimų jau patirties per tiek metų daug jau skaičiuoti gali turbūt? Galiu jo, bet reikia, aišku, vis tiek, nes vis tiek tas nuovargis greičiau galbūt ateina, nei anksčiau ateidavo, bet, sakau, laiko reikės, bet manau, kad viskas bus gerai ir ačiū Dievui, sakau, grįž, visi bus pilna rotacija, tai ir man bus lengviau žaisti kaip su Aurelijum tokiu žaidėju ir jam gal bus lengviau su manim, tai matysim. Dar trumpai apie kitą pasirinkai, jau pradėjai trenerio kelią sporto centre, mačiau su vaikais ir Kalvarijoje buvai nuvykęs, kaip sekasi, kaip tas pašaukimas ir matai savo vietą tame? Kol kas neblogai sekas, aišku, reikia kantrybės, nežinau, begalinis, atrodo, kada pats tas vaikas būdavo, ten sportuodavo, tai tu net nekreipdavo dėmesio į tokius dalykus, atėjai ten įsikrovė ir viskas, ir važiuoji namo valgyti, bet taip, sakau, kantrybės reikia aišku, ir tokios griežtos rankos tiem vaikam, o kas liečia Kalvariją, tai va kaip tik žaidžiau prieš asistento komandą, aišku, jie vyresni ten buvo 2 metais, tai pralaimėjom stipriai pakankamai, bet nežinau, vaikam, manau, naudinga patirti žaisti prieš vyresnius ir dar aš jam sakiau, kad dar vis tiek gal susitiksim, tai ne šiemet, gal kitais metais, tai revanšas tikrai bus pasiektas, manau. Trenerio darbą pabandančių būna daug, kažkam prilimpa, kažkam ne. Matai save ateityje trenerio pareigose? Čia vaikų ar? Bendrai visose, čia pradžia turbūt, o po to nežinia, kur kelias nuves gali. Nežinau, tai jeigu pasirinkau, galbūt ir matau, visai įdomu, sakau, bet trūksta dar vis tiek tos patirties, sakyčiau, su vaikais, ypač ten tokio gal bendravimo labiau. Ten tų pratimų vis tiek per tiek metų, tai prisižiūrėjęs, prisidaręs, dabar irgi internete tos platybės begalinės, bet sakau, nežinau, manyčiau, kad matau.